Nes dabar pasižiūrėkit, mūsų visuomeniai, kas atsitinka iš karto, kai pasipylė Moteris kaltinamos beje iš karto. Epsteino failų tas paketas, visi puola smerkti moteris, True. kad jos pačios kaltos, kad jos pačios vyko. Tai ko mes tada tikimės, kad jos kreipsis. Žiūrėk, kad jūs norėtų pasakyti, kad mes, ir čia mano tas klausimas, mes net nesmerkiam. Beje, tai ir parodo, kad yra tas kultūra yra seksizmo. Jūs sakykit, ką norit, aš nežinau. Su kai kuriais aš dar ginčiausi ir ten kai kurie dar jungdavosi, įrodinėdavo, kad įrodyk, nu kaip. Va tokie dalykai ir rodo, kad yra masyvus seksizmo kiekis pasąmonėje žmonių. Visuomeniai pasąmonėje yra. Gal dabar jis nėra atviras toks, nes, nebus tos nepykantos atvirai, kad aš nekenčiu moterų jos dūros. Ne, visi palauks progos. O, kažkokia moteris parašė ir užsidirbo greičiausiai, nežinau, ten nušlifavo kažką. Mes taip ir žinojom, net nesistebim. Taigi visos moteris kurvos. Ir tu tada prie ko čia visos moteris ir kodėl tada nekalbi apie pedofilų imperiją prezidentų tarpe? O tu kalbi apie kažkokią random paną, kad jinai gal ten kažkokias pardavė. Ir jo, o kodėl taip? Nes čia yra seksizmas, čia yra iš esmės seksizmas. Tu netgi pražiūri, kad ten visokių pedofilų pilna, Amerikos prezidentas pedofilas, ten gal žudikas iš vis. Ne, tu fokusuojasi tai, kad šita moteris kekšė, šita kurva, reikia ją duhint maždaug. Ar turim tai? Ir čia jo, lietuviai vienu sakiniu, tai galėjo būti žmonių pardavinėjimas. Ir tada 105 sakiniais, kokius iš tikro kurvos yra, važiuoja, parsiduoda ir jos mėgaujas tom, jokios jos čiaukos, dūros jobanos ir tiesiog pilimas non-stop. Iš vis, kokia čia nauda buvo šito coverage? 1.5 savaitės gal Lietuvoje. Ir tada visi pamiršo, niekam nebeįdomu. Tai kokia buvo prasmė šito 1.5 savaitės? Ką aš ir sakiau, kad bus? Aš ir sakiau, kad, žodžiu, nesvarbu. Bet, čia pasireiškia, man atrodo, tas gilus, tas toks minty, nežinau, pasąmoninis tas seksizmas, kad moterį žiūri labai specifinių būdų ir tada tik gauna progą, tiesiog išsilies visi